per vieną dieną. Pasimatysime po 8 dienų. 8. Taip. Po Ate. 8 dienų. Iki. Kai nežinomas agresorius įsiveržia į Suomijos teritoriją, šalies vadovams kyla lemtingas klausimas – kaip apginti valstybę ir nesukelti dar didesnio karo. Įtemptas veiksmo serialas Konfliktas. Nuo vasario 23 dienos, pirmadieniais, ketvirtadieniais, 22:30 per LRT televiziją. Žaidimas, be kurio darbo dienų vakarai neįsivaizduojami. Nu, matot, išsidavė. Žiauru čia pas jūs. Jūs tik tai dabar supratot. Geriausi vitaminai. Kai atsakai į klausimą, tai jautiesi labai gerai. Kas ir kodėl. 18:00 Ai, tiksliai. per LRT televiziją. Oi, tu bus linksma, suprantu. Garsiausios Lietuvos dinastijos. Turi būti čempionų ir jokių kitų vietų. Ką jūs nesuprantat, jūs žiūrėkit, sakau, jūs artistas. Gyvenimai pakeitę Lietuvos istoriją. Tai mes buvom startupas. Aš jaučiu stiprų ir tvirtą užnugarį. Nu, mes viską, kas svarbiausia, turim čia. Vienintelis prieglobstis, tas uostas, į kurį tu grįžti, tai yra tavo šeima. Jau greitai, tik per LRT televiziją. Ar esate girdėję apie dingusį Širvintos miestą, tik per upę nuo Lietuvos? O ką žinote apie Viljamą Kentridžą, pasaulinio garso menininką Litvaką iš Pietų Afrikos? Ir lietuviški žaidimai, kam jie buvo skirti, ko mokė ir kam ruošė jaunus žmonės. Kai tu žaidži, tai tu priam atgyji kaip vaikas kokis. Daiktų istorijos pirmadienį 19:30 per LRT. LRT Epika – visada nemokami filmai ir serialai, tarp kurių Baltų gentys, paskutinieji Europos pagonys, stebinčios akys, Dvasia šarvuose, po Sidabriniu ežeru ir kiti. Žiūrėk nemokamai LRT Epikoje. Klausau? Здравствуйте. Меня зовут Александр. Я звоню вам из международной страховой компании «Бизнес Ир Фортуна». Вы, наверное, знаете, что в Литве меняется пенсионная система. Сотал бы предложить вам лучшее решение. Kasmet telefoniniai sukčiai bando iš mūsų išvilioti 10 milijonų eurų. Tau atsiliepus paslaugos siūlo rusiškai? Padėk ragelį. Daugiau patarimų, kaip išvengti telefoninių sukčių, padėkragelį.lt.